Sveiki, taigi nauja diena, nauji darbai, tai šiandien atvažiavom į IKEA. Kas manęs nežino ir nežiūrėjo praeito mano video, tai aš esu Evgenijus, aš užsiimu fotografiją ir šiuo metu aš įrenginėjau savo fotostudiją. Kaip ir minėjau praeitame video, aš įrenginėjau ją su savo kolega ir šiandien mes atvažiavom į IKEA nusipirkti dalykėlių ir pasižiūrėti, ko mums reikės ten į studiją. Tai filmuoju dabar iš mašinos, nes laukia truputį lyja ir labai stiprus vėjas. Tai va, nešvaistam daugiau laiko ir einam į IKEA žiūrėti, ką mes ten rasime. Nu va, tikrai nemelavau, kad lyja. Pavasaris. Jeigu biudžetas būtų neribotas įsirengimui, tai va, pirmų reikalų pirkčiau šitą fotelį. Labai patinka, labai geltonas, labai gražus. Šitas mažiukas irgi visai cute. Tas irgi nieko. Čia dar lentynos tokios kažkas. Tai irgi žiūrėsim, ką čia galima sugalvoti. Padėkite išsirinkti, kokia gražesnė. Ta balta, raudona, ruda ar juoda. Kokią geriau imti. Žiūrėjom visokių variantų, kiekvieno daiktų po kelis variantus. Dabar einam prisėst ir apskaičiuot, kas mums labiau apsimoka, ko reikia, ko iš tikrųjų nelabai reikia. Tai va. Po sekundės grįžtu, pasiskaičiavome, kažką išmetėm, kažką pagalvom dar reikės pridėti, tai einam dabar ir rinkti. Man tipo stabdo, o vis tiek eina į šoną. Tai galvojau, sudaužysiu viską, bet pasisekė. Nu tai va, nežinau, ką išsirinkti. Kas gražiau vandenį gerti, šitą ar šitą? Tai va, dabar esam toj daly, kuri man labiausiai patinka, toks angaras. Ir vienas lifehackas, tai visada prie kasų užeikite iš dešinės pusės, yra iš parduotuvių vieta, kur išparduoda grąžintas prekes. Ten galima rasti kažką pigiau, tai mes einam būtent ten, pažiūrėsim, ką ten galim rasti. Tai va, čia galite ateiti, truputį su broku kažkokias spintelės nusipirkti su 5% nuolaida. Pavyzdžiui, šita labai faina metalinė ir su stiklu, nėra durelių, bet jeigu jums tai nemaišo, va, galite ateiti ir 7% nuolaidą nusipirkti už kem 4 eurus. Manau, tikrai fainai, yra ir sofų, ir dar kažko, visokių plokščių, tai jeigu jums reikia, būtinai užsukite į nuo kainų tų prekių skyrių. Va, jau beveik pilnas vežimėlis, nu kaip jau ir pilnas, tai toliau reikės rankose viską nešti, tai susitiksim prie išėjimo. Tai va, grįžom iš IKEAs, tai prisipirkom biškį dalykėlių. Čia iš nukainuotų kėdutę, ten yra baro kėdė, mūsų lentyna, čia dar mokė vežinui pirkom šildytuvą, laikiklius lentynai, kojelės stalo, stalviršio nėra čia, neatvežėm, dar viena kėdutė fotosesijoms ir šiaip sėdėt, išmokė vežį iš Luotos. Tai vežimuose atrodė daug daugiau daiktų, o čia labai mažai. Tai dabar vat, išpakau šitą daiktą. Kojelę dažysim ją juodai ir taip pat dar yra vat rozetės. Bandėm bronzinę ar juodą. Tai nusprendėm dažyti juodą ir visos bus juodos rozetės. Ir čia vat dar ta lentyna, kuri atsidurs štai čia. Give it to you. I do my part. Yeah, I'm away. Cause you let it go.
tai va, šiandienai viskas. Nudažytos stalo kojelės, liko prisukti ratukus ir patį stalą uždėti. Surinkom tokią barokėlę fotosesijoms, labai fainą. Ir va, balta lentyna, kur bus virdulys ir visi kiti šudukai. Ir padažytos, atsiprašau, rozetės. Tai va, tokia mūsų diena. Buvom Ikėjai, surinkom, ką nupirkom, padažėm tai, ką reikėjo. Nežinau, ar gerai viskas buvo su garsu, nes viršui truputį labai garsiai muzika groja, tai tikiuosi viskas buvo gerai. Jeigu ne, atsiprašau. Ir susimatysim kitame video, tai iki! Jo, muzika groja, kad aidas patalpoja, tai nesvarbu, ne? Jo, reikės daugiau dalykų sinešti, tada apmažės tas aidas.